Deklaruojant pajamas, vykdant veiklą su verslo liudijimu arba su individualia veikla pagal pažymą, į pajamų skiltį reikia įrašyti visą bendrą sumą. Jeigu į sąskaitą ar grynaisiais pinigais įkrito 10 000, vadinasi ir deklaruojam 10 000. Su verslo liudijimu iš viso jokių išlaidų, jas galima patirti žinoma, bet jokios išlaidos į deklaraciją niekaip nepatenka. Tiesiog su verslo liudijimu už 2025 metus galima sugeneruoti iki 45 000 eurų pajamų, paskui jau čia įsijungia PVM-as ir kas virš apmokestinama kaip su individualia veikla pagal pažymą, tai tiesiog tiek ir galima deklaruoti. Žinoma, priklausomai nuo to, kokios tos pajamos yra. Su individualia veikla pagal pažymą vėlgi deklaruojam visą bendrą sumą. Žinoma, jeigu esate PVM mokėtojas, tai reiktų tada deklaruoti be PVM. PVM-as jau keliauja atskirai. Jeigu, sakykime, bendros pajamos 60 000 ir tai yra su PVM, tai deklaracijoje reikia įrašyti be PVM. Bet čia buvo klausimas, vykdau veiklą su verslo liudijimu, ar man reikia įrašyti sumą be tų 30%. Tai ne. Reikia įrašyti bendrą sumą. Tai protingų sprendimų ir pelningų verslų.